Elektroninės pristatymo dėžutės sukūrimas. Elektroninė pristatymo dėžutė yra saugi interneto platforma, skirta oficialiems dokumentams siųsti ir gauti tarp fizinių ir juridinių asmenų bei valstybės institucijų. Naudojant elektroninę pristatymo sistemą, dokumentus galima pateikti greičiau, paprasčiau ir saugiau, nei naudojant tradicinius popierinius laiškus. Norėdami susikurti elektroninę pristatymo dėžutę, atlikite šiuos veiksmus. Atidarykite interneto naršyklę ir apsilankykite elektroninėje pristatymo sistemos svetainėje e-pristatymas.lt. Spustelėkite Prisijungti. Pasirinkite prisijungimo būdą per banką, su elektroniniu parašu. Jei pasirinkote prisijungimą per banką, toliau rinkitės iš šių variantų: Smart ID, biometrika, PIN, Mobile ID, PIN generatorius, ID kortelė. Pasirinkę vieną iš siūlomų variantų, pavyzdžiui Smart ID, įveskite naudotojo ID, tuomet mobiliajame įrenginyje įveskite patvirtinimo kodą. Dabar galite naudotis elektroninė pristatymo sistema. Siųsti ir gauti dokumentus, peržiūrėti siuntimo ir gavimo istoriją, tvarkyti savo kontaktus, pasiekti naudingą informaciją apie elektroninio pristatymo sistemą. Papildoma informacija. Elektroninio pristatymo dėžutės sukūrimas ir naudojimas yra nemokamas. Naudotis elektroninio pristatymo sistema gali visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Elektroninio pristatymo sistema yra saugi ir atitinka aukščiausius duomenų apsaugos standartus. Jei turite klausimą apie elektroninio pristatymo sistemą, galite kreiptis į elektroninio pristatymo sistemos palaikymo tarnybą e-pristatymas.lt /kontaktai.